Na tai va, šiandien prisiverčiau kepti kontentą ir išvažiavau į miestą tam, kad susitikčiau su Matricos mėsgabaliu. Planavome kurti vaizdo įrašą. Jis tiesiog šiaip pasiūlė susitikti ir mes nieko negalvodami per daug pradėjome kurti įrašus ir aš nežinau, bet nieko tokio aš nepasakiau. Tai va, noriu pasakyti, mano nuomonė, Matrica per žiauriai elgėsi su manimi dėl to, kad aš parodžiau kito Matricos nario nuotrauką. Šiaip jokių pavardžių, jokių adresų aš neskleidžiau, nors tikrai žinojau, bet mano nuomonė, vienas Matricos narys ant manęs per daug užsisėdo. Juo labiau, kad mes sukūrėm neblogo kontento ir tas Matricos narys man buvo pažadėjęs padovanoti kompiuterį, kad galėčiau laisviau kurti turinį ir kad galėčiau tapti pilnaverčiu influenceriu. Tai va, mes susirinkom, pakūrėm turinį ir nuėjom pavalgyt. Ir dabar dėmesį skirsiu tai, kad mano nuomonė Matrica per daug žiauriai elgėsi, su tuo sutinka ir mano motina. Jinai nelabai patenkinta, kad aš bendrauju su Matrica, bet jie tikrai per žiauriai elgėsi su manim. Dėl to, kad aš nepaviešinau jokios privačios informacijos, juo labiau, kad tai buvo asmeninis pokalbis. Aš nesidalinau jokią nuotrauką. Aš nepaviešinau jokių darbinių jokios darbo vietos. Aš nepaviešinau jokių asmens duomenų. Aš tiesiog žodžiu kalbėjau su to Matricos nariu. Aš net neatskleidžiau slaptos Matricos grupės. Pasakiau, kad tai yra tema, apie kurią mes nekalbėsim. Ir mano nuomonė pasakyti vardą ir taip ant manęs užsistot, kad supykt, taip ant manęs varyt, mano nuomonė tai yra per daug.